Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Dirbo viešbutį ir dirbo ten kažkokioj kavinėj, lupo apelsinus. Tai žodžiu, kartu jinai bėgiodavo į universitetus ir žiūrėdavo ten, padavusi visur prašymus ir žiūrėdavo ir laukdavo žinių, skaitydavo skelbimus ir taip, žodžiu, visus juokindavo. Nepaprasto darbštumo ir apsiskaitimo dėka, bet to savo tokio sugebėjimo sintetinti, tą Dievo dovaną jinai paveldėjo, tiesiog matyt jau iš tėvų ir paskui savo darbštumu sugebėjo savo intuiciją, savo to sintetiniu protu, žodžiu, nebūti, kaip aš vadinu, centimetrinė archeologė, kaip iki dabar tokių archeologų labai daug yra, pripažįstama, kad jos teorijos buvo pranašiškos. Ir kad šitų teorijų negalima atsisakyti, tuo labiau, kad patvirtina ne tik kalbotyra, lingvistika, kuri galbūt net pirmoji ir labiausiai šitas teorijas išvysčius buvo, patvirtino archeologiją, bet pagaliau patvirtina genetiką. Pradėsim turbūt nuo to, koks yra tas archeologinis, archeomitologinis, simbolikos tyrimo jos palikimas. Didžiausias ir kaip mes galėtumėm pabandyti jį suvaldyti, apžvelgti ir kas būtų esmė. Kadangi teko nemažai domėtis tuo, skaityti jos veikalus, su ją bendrauti, tai aš turiu savo susidaręs tokią schemą tiesiog. Kaip aš įsivaizduočiau ir kaip aš galėčiau su ją kalbėti. Tai pirmas dalykas yra tos jos jaunosios dienos, tas Vilnius, tėvas, kuris buvo gydytojas, bet kartu domėjosi istorija, yra parašęs istorijos knygų ir ypatingai domėjosi Vilnijos kraštu ir taip pat Vytauto ir Jogailos laikais. Todėl neatsitiktinai, nors abu tėvai iš tikrųjų yra medikai, bet jinai pasuko istorijos ir archeologijos link. Kadangi tokios kaip katedros nebuvo Kauno universitete, kurį pradėjo studijuoti, studijavo su mano mokytoja Rimute Rymantiene ir su Regina Volkaitė Kulikauskienė. Tai jos buvo 3 draugės, Puzino mokinės. Ir visos 3 tapo iš tikrųjų ryškiausiom archeologėm Lietuvai, o Gimbutienė, aišku, ir pasauliui. Bent jau taip laikoma, kad 3 moteris, priklauso 3 moterų žymiausių pasaulyje moterų archeologių trejetui. Tai pirmiausia, tai Vilniaus Kauno universitetas, paskui karas, paskui persikėlimas į Vilniaus universitetą ir baigimas jau archeologijos katedroje Vilniaus universitete. Tai yra pirmasis laikotarpis, kada jinai studijuoja konkrečiai geležies amžių, arba galėtumėm dabartiniais daugiau terminais sakyti, tai ankstyvieji viduramžiai. Ankstyvieji viduramžiai, tas ikivalstybinis laikotarpis. Jinai perkratė visą medžiagą, tuo metu buvusią muziejų iš pradžių Kaune, paskui Vilniuje. Žodžiu, žiemą, kai šalta, kai nekūrenama ir taip toliau, karo metais, valgė, nevalgė. Bet, žodžiu, jinai turėjo užsispyrimo ir sugebėdavo dirbti po 12 valandų per dieną, nepaisant kokios sąlygos, ir tą išlaikė sugebėjimą visą gyvenimą. Ir kaip jinai paskui rašė, nė karto nebuvau vasarą kokiam pajūrį, kur galėjau pasideginti. Tai va, tai jinai parodė pirmiausia nepaprastą darbštumą susirinkdama medžiagą, kurios dar taip daug nebuvo, dėl to, kad buvo dar kasinėjimai, nebuvo tokie sistemingi, tik pradžia visko buvo, pirmieji archeologai, jos mokytojas baigęs Vokietijoje mokslus, pirmasis archeologas kvalifikuotas atvažiavo į Vilnių
į Kauną ir Vilnių. Tai, žodžiu, nepaprasto darbštumo ir apsiskaitimo dėka, bet to savo tokio sugebėjimo sintetinti tą Dievo dovaną, jinai paveldėjo tiesiog matyti jau iš tėvų ir paskui savo darbštumu sugebėjo savo intuiciją, savo to sintetiniu protu, žodžiu, nebūti, kaip aš vadinu, centimetrinė archeologė, kaip iki dabar tokių archeologų labai daug yra, iš vis archeologija suka į tos gamtos mokslus, tai, o jinai ištyrusi tą visą ankstyvųjų viduramžių kapų medžiagą, sugebėjo tą archeologinę medžiagą surišti su istorinė medžiaga, su istoriniais šaltiniais ir padarė tokį atradimą, kuriuo mes naudojamės iki šiol, nes niekas anksčiau taip nebuvo sugalvojęs, kad kiekviena tokia kapų sritis susijęs yra per rašytinius šaltinius, per teritoriją, per vietovardžius su konkrečiu etnosu. Ar būtų Kuršių sritis, ar Žemaičių etnosas, ar ten būtų Žiemgalių etnosas, ar Jotvingiai. Žodžiu, jinai naudodamis tą archeologinę medžiagą pirmiausia išskyrė tos regionus pagal kapų tipus ir tada surišusi juos su istoriniais šaltiniais, jin studijavo puikiai dokumentiką irgi, kiek jos tik tai tada buvo žinoma, ir sugebėjo surišti ir gauti labai įdomų vaizdą, kaip atrodė ta Lietuva, kaip atrodė mažoji Lietuva, arba Rytprūsiai, kaip jinai vadino. Ir todėl čia būtų pirmasis jos tas dėmesys būtų į baltų archeologiją. Bet kartu jinai studijavo ne tik archeologiją, jinai studijavo folkloristiką, jinai studijavo mitologiją, lietuvių kalbą ir lyginamoji kalbotyrą. Ir mokėjo iš viso jau čia labai daug kalbų. Ir savo pirmosiuose veikaluose net cituojami jau yra mokslinė literatūra 25 kalbom. Tai, žodžiu, turėdama iš tikrųjų labai gerą pasirengimą, labai platų aspektą studijų, žodžiu, jinai sugebėjo iš tikrųjų apibendrinti ir sugebėjo domėtis ne tik tokią grynąją archeologiją, bet dar studijuoti ir simboliką tų dirbinių, ir kalbėti jau apie papročius, apie laidojimo papročius ir taip toliau. Tai pirmasis jos diplominis darbas, kurį apsigynė 42 metais, karo metais Vilniaus jaunių universitete, tai vat ir buvo skirtas laidosenai Lietuvoje, pagal ir kapų tipams. Tai jinai nustatė tos kapus tipus, surišo su gentimis mūsų, baltų gentimis, ir iki šiol iš esmės ta jos hipotezė ir tas regionavimas liko nepakitęs. Praktiškai archeologija tik vienoj kitoj vietoje atsiradus daug sistemingų kasinėjimų, nes medžiaga išaugo dabar 10 ar 20 kartų, tiek kiek buvo Gibutienės laikais, bet esminės jos hipotezės iš tikrųjų nepasikeitė. Tai čia būtų pirmasis toks etapas. Ir tas pirmasis etapas, jinai iš karto buvo pastebėta, jos darbas buvo labai gerai įvertintas, jinai buvo pilna konkurencinės dvasios, visada konkuruodavo su Rimute Rimantiene, kuri geriau per seminarą pasisakys, kuri diplominį geriau parašys ir taip toliau. Žodžiu, visada buvo be galo veržli ir šitas, žodžiu, netruko duoti vaisių, jinai buvo pastebėta. Pastebėjo Levas Karsavinas, toks vienas iš žymiausių mūsų istorikų. Tada prasidėjo jos pažintis su Zenonu Ivinskiu ir su kitais istorikais. Ir ta diplominio gynimas, žodžiu, ir valstybinis tas egzaminas praėjo puikiai. Pastebėjo ją Peliksas Bugailiškis, Šiaulių tokia buvo kultūros bendrovė, kuri leido daug knygų ir žurnalą, tame tarpe Gimtasai kraštas, ir užsakė Gimbutienei 3 straipsnius parašyti apie tos laidojimo papročius, apie tos kapus ir apie laidoseną. Žodžiu, 3 straipsniai išėjo 42-43 metais, iš karto po diplominio parašymo, bet, kaip jinai sakė, aš pasimiau temą ir jo toliau, jo man įdomiau, ir aš gilinsiuos iki
rimčiausių rezultatų šitą temą. Ir iš šitos temos nemetė, visa visuomenė perskaičiusi Gimtąjį kraštą, tada inteligentija, kiek jos ten buvo, labai buvo tas žurnalas populiarus, pamatė, kad atėjo iš tikrųjų į Lietuvos mokslą labai rimtas tyrinėtojas. Toliau prasidėjęs jau buvo karas, aišku, ir Rusų frontas artėjo link Lietuvos ir jinai su savo vyru irgi statybos inžinieriumi, statybos tyrinėtoju, su Jurgiu Gimbutu, ir dar tada turėjo tik tai vieną vyriausią dukterį, traukėsi į vakarus. Ten vėl, žodžiu, patirta įvairiausių vargų. Jinai atsidūrė Vokietijoje, atsidūrė Tübingene. Ir kadangi jau 44-ais jinai buvo čia Lietuvoje parašiusi disertaciją, nes jai prie diplominio darbo, toks koks buvo, dabar sakytumėm būtų pilnai disertacija, labai nedaug trūko, jinai 44-ais buvo pasiryžusi gintis, bet, žodžiu, atėjo frontas ir jinai išvyko. Ir Tübingene jinai 46-ais praktiškai tą patį savo darbą skirtą prieš istoriniai laidosenai Lietuvoje, jinai apsigynė kaip filosofijos daktaro disertaciją. Na ir emigravo toliau į Jungtines Amerikos valstijas. Ir ten atsidūrė, rodos, 49 metais ir aišku, kad pradėjo ieškoti darbo pagal specialybę. Viskas buvo labai juokinga visiems aplinkiniam, dėl to, kad praktiškai ne vienas mūsų emigrantas negavo darbo iš pat pradžių pagal specialybę ir jinai dirbo viešbutį ir dirbo ten kažkokioj kaviniai, lupo apelsinus. Tai žodžiu, kartu jinai bėgiodavo į universitetus ir žiūrėdavo ten padavusi visur prašymus ir žiūrėdavo ir laukdavo žinių, skaitydavo skelbimus ir taip, žodžiu, visus juokindavo. Kad jinai čia va tokia tarnaitė tikisi tapti, žinai, universiteto dėstytoja. Bet ją iš tikrųjų pavyko. Iš pradžių įsidarbino muziejui, paskui Harvardo universitete. Žodžiu, tas muziejus irgi buvo susijęs su Harvardo universitetu. O kadangi privažiavo iš tikrųjų po karo daug europiečių ir atsirado studentų, kurie norėjo ir Europos archeologiją studijuoti. O Jungtinėse Amerikos valstijose iš tikrųjų nebuvo studentam jokių vadovėlių, archeologijos vadovėlių, pristatančių Europos archeologiją. Na ir jie ten, žodžiu, Bostono bibliotekoje, Harvardo bibliotekoje ir taip toliau, jai buvo pasiūlyta, gavo stipendiją, parašyti pirmosius Amerikos universitetams vadovėlius. Ir jinai iš karto, žodžiu, nuo viduramžių, nuo geležies amžiaus, jinai nueina į akmens amžių, o paskui ypatingai į žalvario amžių, žodžiu, eina gilyn į istoriją ir jinai parašo rytų Europos archeologiją, akmens amžių ir žalvario amžių. Žalvario amžius yra nepaprastai įspūdinga knyga, 681 puslapio, su daugybė virš 1000 iliustracijų. Jinai tas iliustracijas, gaudama stipendiją, norėjo padėti ir lietuviam kažkiek užsidirbti, pasisamdė lietuvių dailininką. Ir šitas veikalas vėlgi atkreipė, tas dvitomis atkreipė Amerikos mokslo visuomenės dėmesį ir jinai pradėjo dėstyti universitete ir Harvarde, ne taip jau blogai. Ir kartu tęsiasi dar tas baltiškasis etapas, jinai nemetė visai baltų archeologijos, bet archeologų negali būti, kur nėra tavo medžiagos. Ten nebuvo beveik jokios europinės medžiagos, viskas iš knygų, iš iliustracijų ir taip toliau, o jau apie lietuvišką medžiagą visa Lietuvos medžiaga liko Lietuvoje. Tai Gimbutienei atsirado didelė problema ir tada ji nutarė eiti gilyn, tas, kas buvo Europoje.
kas buvo bibliotekose ir mokėdama visas centrinės Europos, nes čia jinai parašė apie tą žalvarį amžių centrinės ir rytų Europos žalvarį amžius. Tai viso to regiono kalbos, ten pradedant Austriją, ten Rumuniją ir taip toliau, Ukraina, slavų kalbos, viskas jai buvo žinoma ir ji galėjo skaityti pirminius šaltinius. Ir kartu vėlgi ji turėjo apibendrinimo dovaną. Ir ta apibendrinimo dovana arba žvilgsnis iš paukščio skrydžio, sugebėjimas kurti hipotezes, žodžiu, ir kartu apibendrinti, davė iš tikrųjų tuos rezultatus. Šiek tiek nepaliko dar baltų archeologijos ir simbolikos, išeina simbolika liaudies mene, daug rašo į Lietuvių enciklopediją, atskirais metais 10 straipsnių pasirodo, nes Bostono enciklopedija buvo Bostone. Bostono enciklopedija tuo metu eina, tai jinai yra archeologijai kartu su Puzinu viena iš savo mokytojų, viena iš pagrindinių autorių. Na ir aišku, gilinasi šitas žinias ir tuo metu prasideda antrasis labai svarbus etapas. Per žalvarį amžių jinai eina į akmens amžių, į neolitą, jinai nueina į indoeuropiečių problematiką. Žodžiu, problematika, kuri yra svarbi visai Europai. Kaip, iš kur tie indoeuropiečiai, kaip jie gimė, kaip gimė jų kalbos ir taip toliau. Ir čia 1956 metais Filadelfijoje jį paskaito pirmąjį pranešimo apie indoeuropiečių problematiką, indoeuropiečių kalbas. Neužilgo pasirodo straipsniai, taip vadinami, apie kurganų kultūrą ir jos bangas. Kurganų kultūrą jis susieja su buvusiais indoeuropiečių protėviais ir jų sklidimu iki pat Šiaurės Europos. Ir, aišku, pasiekiant baltų kraštus. Tai va čia tos indoeuropiečių kultūros bangos, šiaip migracionistinė tokia teorija. Pradėjo indoeuropiečių studijų žurnalas eiti ir taip toliau. Ir jinai pervažiuoja iš tikrųjų į Los Andželą, Kalifornijos universitetą. Ir ten irgi kūrė, iš esmės, pradeda nuo lingvistikos, nuo lietuvių kalbos dėstymo. Yra labai įdomių prisiminimų jos pirmųjų studentų žydų kilmės, kaip jie mokėsi lietuvių kalbą ir kaip liko Gimbutienės draugais visą gyvenimą, nes jinai visada savo mokinius visada globodavo. Taigi jinai ten pradėjusi, paskelbusi šitas teorijas 56 metais pirmą kartą iš tikrųjų pasirodė. Paskui atsirado pasauliniuose moksliniuose žurnaluose ir maždaug iki 70-ųjų metų jinai panyra į indoeuropistikos problematiką. Ir skaito paskaitas, organizuoja ten katedras, organizuoja Kalifornijoje muziejų, daro parodas iš Lietuvos, kviečiasi Vildžiūną ir taip toliau. Žodžiu, visą laiką bendrauja su mūsų emigrantais. Bet jos tos teorijos, žodžiu, irgi sulaukia ir įvairiausios kritikos. Bet kartu išėjusi šitą problematiką, jinai dar parašo savo tokią pagrindinę knygą Baltai, kuri išeina Londone, Times and Hudson, leidyklo 1963 metais ir tada vėlgi tampa žinoma visam pasauliu. O kartu įsigilinusi į stepių problematiką, dabartinę Ukrainą, Rusiją, jinai išleidžia kitą knygą labai svarbią, bent jau didesniai pasaulio daliai negu baltų kraštai, slavai. Po šitų knygų, tokio indoeuropietiška ta tematika, baltai labai patriotiška knyga, jinai vėl pristato baltus okupuotą šalį, žodžiu, visur pasireiškia ta jos meilė tėvyniai. Kartu jinai, žodžiu, vėlgi tą regioną, tą slavai, apie jų kilmę, apie baltų kilmę, apie slavų kilmę, paskui ir germanų kilmę, indoeuropietiškų tautų kilmę. Žodžiu, rašo daug, bet sulaukia ir, aišku, labai daug kritikos, kad čia per daug, žodžiu, migracionistinė teorija, kad čia, žodžiu, tos indoeuropiečius jinai piešia, aišku, kaip karingus,
nes bando taip paaiškinti jų plitimą, kartu ką kultūriškai jie nešasi, ką jie nešasi kalbos požiūriu, kodėl visi indoeuropiečiai nekalba vieną kalbą, bando išaiškinti, kad atėję į naujas teritorijas, skirtingose teritorijose jie randa skirtingas tautas ir maišosi su tais ateiviais, su senaisiais gyventojais ir taip kažkur gimsta germanų tautos, kažkur baltai prie Baltijos jūros, kažkur stepėse ir Rusijos platybėse gimsta slavai ir taip toliau. Jinai kūrė šitas indoeuropietiškas tautų kilmės teorijas. Na ir tos teorijos iš tikrųjų buvo labai kritikuojamas ir jos net mokinys toks Colin Renfrew, išleidęs knygą Archeologija ir kalba, Archaeology and Language, netgi kritikavo ir taip toliau. Žodžiu, kritikų būtų labai daug įvairių, bet vienas dalykas, kad ne vienas kritikas, iš tikrųjų nežinojo tos centrinės rytų Europos medžiagos. Jiem Europa baigdavosi ties vakariniam Lenkijos sienom, Lenkijos ir Vokietijos riba. Kas vyko, kokie procesai vyko čia, šituose kraštuose, nemokėdami kalbų, neturėdami prieimo, jie neturėdami žalio supratimo, jinai buvo už juos visus pranašesnė. Bet be abejo, tas vyriškasis pasaulis profesūros, nelabai norėjo pripažinti teorijų vien dėl to, kad čia kažkokia moteris atvažiavusi, emigrantė iš rytų Europos ir kartu staiga taip veržliai eina į mokslo pasaulį ir tą konkurenciją, kurią Gimbutienė labai puikiai atlaiko, žodžiu, nes eina aistringai į priekį ir visą laiką į priekį, tai priverčia juos visus gerokai pabandyti kritikuoti. Labai įdomu, kad yra tie kritikos straipsniai, kiek jų teko skaityti. Vienas straipsnis labai toks juokingas man pasirodė, kadangi 5 vyrai, žodžiu, vieną autorę moterį triuškina. 5 vyrai vieną bitę pjauna. Tai man toks, žodžiu, labai toks įdomus tas toks puolimas, bet jinai atlaikė. Ir pagaliau ir po jos mirties šitos teorijos jau praeina ten 30 ir 40 metų, bet dar jos yra diskutuojamos, tos indoeuropistikos teorijos. Bet staiga Gimbutienė sulaukė renesanso. Nuo 2005 metų, kai mes jau pradėjome turėti kapų, tai ir Lietuvos teritorijų, tų senųjų europiečių kapų, iki indoeuropiečio atėjimo. Ir buvo DNR tyrimai padaryti, išskirtos haplogrupės ir paaiškėja, kad tie senieji čia gyvenę, senieji europiečiai neturėjo nieko bendro, matyt, nei kalbiškai, nei pirmiausia antropologiškai, nieko bendro su ateiviais indoeuropiečiais. Ir čia pasirodė Wolfgango Hako ir ten 25 mokslininkų tokie straipsniai, publikacijos, irgi galima jas bus pasižiūrėti. Ir staiga Gimbutienė vėl ant bangos ir vėl tampa, pripažįstama, kad jos teorijos buvo pranašiškos. Ir kad šitų teorijų negalima atsisakyti, tuo labiau, kad patvirtina ne tik kalbotyrą, lingvistiką, kuri galbūt net pirmoji ir labiausiai šitas teorijas išvysčius buvo, patvirtino archeologiją, bet pagaliau patvirtina genetiką. Jeigu čia galima sakyti, kad archeologai gali būti neobjektyvūs, ar lingvistai galbūt neobjektyvūs ir neaiškus tie jų metodai ir kaip toliau, glotochronologija ir taip toliau visokie. Tai, žodžiu, čia jau yra fizikiniai mokslai, nuo kurių tikrai nepabėgsi, nuo šitų duomenų. Ir tos indoeuropistikos jos teorijos tampa labai svarbios. Ir svarbios ir dabar. Ir čia jinai pasireiškia vėl tas sugebėjimas, kaip Daujotytė sako, regėti. Ragana regi ir regi iš viršaus, turi regėjimo matymo dovaną. Tai Gimbutienė turi tą matymo dovaną, regėjimo dovaną, apibendrinimo dovaną ir savo teorijų įtvirtinimo dovaną. Jinai nepaisydama jokios kritikos teigia, organizavo pasaulinės indoeuropiečių konferencijas ir
taip toliau. Žodžiu, Indoeuropeistiškos konferencijos buvo bent 3, paskui 4 mes jau padarėm Lietuvoje. Na ir, žodžiu, buvo ratas mokslininkų ir Gimbutienė staiga tampa dar populiari ne tik dėl šitos teorijos, kur teigia tą vyriškai pradą, tos karius, tos žirgus ir tą militarinę kultūrą, tą patristinę. Gimbutienė ypač nemėgo žodžio matriarchatas, jinai sakė patristinė linija. Žodžiu, nebuvo patriarchatas, tai buvo tai, kas buvo nukariaujama ir moteris, sakykime, neužėmė deramos vietos, bet matrilineariniai kultūrai, toj senosios Europos kultūrai, kaip teigia Gimbutienė, žodžiu, buvo taiki kultūra, be ryškių įtvirtinimų, mažiau ginklų, o kartu daug meno ir todėl, žodžiu, jinai pradėjo trečiąjį savo etapą taip maždaug apie 1970 metus, kai Jungtinės Amerikos valstijos, būdamos labai turtinga šalis, ir tada daugelis Europos šalių buvo skolingi, žodžiu, rytų Europos šalių Amerikai, ir aišku, nesant jokių galimybių šitos skolos po karo ten už pagalbą atsiimti, tai buvo tiesiog, buvo galima organizuoti ekspedicijas, milžiniškas ekspedicijas iš tų lėšų, pasirašė sutartį su Europos universitetais. Gimbutienė nesidomėjo indėnų kultūra. Jai Amerikos istorija ir archeologija jos nedomino. Iš tikrųjų, nėra turbūt ne vienos rimtos nes publikacijos padarius. Ir jai staiga atsirado galimybė važiuoti į tą rytų Europą, į centrinę ir rytų Europą. Aišku, tik negalėjo nuo pas mus atvažiuoti. Bet Makedonija, Bulgarija, Bosnių teritorija, Šiaurės Italija, ten jinai galėjo važiuoti ir ten jinai kasinėjo 5 tokius labai ryškius paminklus. Ir iš tų 5 ryškių paminklų ji išleido 4 monografijas apie tos paminklus, o paskui jau pradėjo vystyti tą senosios Europos kultūros teoriją. Tai Achiliono tyrinėjimai, Citagroje, Obre, na, žodžiu, ir kiti ten dabartinės Makedonijos, Graikijos ir kitose teritorijose, jai leido atrasti sluoksnius, neolito laikotarpio sluoksnius, kur gyveno žemdirbiai ir gyvulių augintojai jau nuo 7 tūkstantmečio prieš Kristų iki maždaug 3500 metų. Ir būtent šitas laikotarpis, kurį jį datavo, staiga jai ir kitiem atsiveria akis, kad jeigu viską kildino ir žemdirbystę kildino tik tai iš Anatolijos, iš Turkijos, iš Izraelio maždaug teritorijos, iš Palestinos, iš šitų žemių, kad vis dėlto senoji Europa, indoeuropietiški sluoksniai, sakykime, jeigu kurganų kultūra nuo 4 maždaug 4-3 tūkstantmečiai prieš Kristų jau radiokarboniniam datom, tai čia yra nuo 7000 metų, 8-7 tūkstantmečio riba, 6 tūkstantmetis, 5 tūkstantmetis, 4 tūkstantmetis. Tai kad šitoj Europos pietiniai praktiškai teritorijoje vyravo visos žemdirbietiškos kultūros ir Gimbutienė, ir Starčevo, Tripolės ir daugelį kitų kultūrų, jinai sujungia į bendrą pavadinimą duoda senosios Europos kultūra su savo religija, nes pirmiausia ten Achilione ir kitur jinai randa vienur 200 deivių skulptūrėlių, kitur net iki 500. Tada pradeda jinai jas tyrinėti, ten randamus šventyklų modelius, įvairiausius ženklus, atspaudus, ornamentiką tų kultūrų ir taip toliau. Ir ji pradeda kurti tą senosios Europos, žodžiu, civilizaciją, įveda senosios Europos kultūros terminą,
Na ir aišku, kad pradeda be šitų medžiagos skelbimo, kuris buvo labai gerai dokumentuotas, tą visi tyrinėtojai turi pripažinti. Ten jinai su savo mokiniais iš savo universiteto važiuodavo, po 40 vyrų atsiveždavo, žodžiu, į savo kasinėjimus. Jos mokiniai tyrinėdavo atskirus objektus. Kartu ten važiavo, buvo kompleksinės paleozoologai, kurie tyrinėjo kokie žvėrys, ten botanikai ir taip toliau, jau ta kaulinė medžiaga. Ir kartu Amerika buvo iš tikrųjų turtinga šalis ir jau turėjo radiokarboninę datavimo galimybės. Mes tais laikais dar apie tai galėjom tik pasvajoti, o ten Gimbutienė kiekvienam paminklui sudarinėjo tokias lentas radiokarboninių datų ir staiga jinai nustato visų Europos kultūrų, jas kalibruodama chronologiją. Ir ta chronologija paaiškėja, kad ta senoji Europa eina nuo 7000 maždaug metų prieš Kristų. Ir čia buvo jos didžiausias atradimas. O tada jai šito neužtenka, grynos archeologijos neužtenka, sudėti iliustracijas ir taip toliau, čia ne jos būdui, jinai pradeda vystyti tą dievų ir deivių teoriją, bando atkurti panteoną. Žodžiu, pirmąją knygą, tokią kokią išleidžia, tai buvo, žodžiu, apie senąją Europą, o paskui jinai išleidžia knygą Senosios Europos dievai ir deivės. Nes nunešusi leidyklą knygą Senosios Europos deivės ir dievai, jinai dar nebuvo tiek įtakinga, vyrija nesutiko ne už ką, kad čia staiga deivės prieki, o dievai paskui. Ne, to būti negali. Ir Gimbutienė šitoj vietoj teko nusileisti, bet jinai širdį su to nesusitaikė ir labai greitai pasirodė kita knyga Goddesses and Gods of Old Europe, Senosios Europos deivės ir dievai. Ir ten išryškino tą deivės civilizaciją, daug dėmesio skyrė šitose knygose deivės simbolikam, bandymai dešifruoti raštą, dešifruoti ženklus, žodžiu, gamtos tie tyrimai, regeneracijos, atbudimo ir taip toliau, kurie sieja, aišku, žemdirbietiškas kultūras pirmiausia su kalendorium, kadangi tai yra augintojai kultūrinių augalų ir taip toliau. Ir, žodžiu, kartu jinai bando rekonstruoti, kaip atrodė jų pastatai, kaip atrodė jų šventyklos, kaip atrodė jų menas, kaip atrodė jų visuomenė. Ir dar jinai visada bandė nustatyti chronologiją ne tik pradžios tos senosios Europos, bet ir iki kur baigėsi ta senoji Europa, senosios Europos kultūra. Ir jinai tą pabaigą tos senosios Europos kultūros, kadangi kai indoeuropiečiai užkariauja visą Europą, tai vis dėlto dviejose salose Marija Gimbutienė randa Kretoje ir Santorinę. Santorinas dabar vėl, jūs žinot, išeina į spaudą, kadangi staiga randa ten vėl tos virpesius didžiulius, kadangi Santoriną sunaikina ugnikalnių įsiveržimas. Vienas iš didžiausių ugnikalnių ten yra ties Santorinu ir tokia labai turistinė vietovė. Ir ten maždaug iki apie 1500-1400 metų susiję ir su indoeuropiečių nukariavimais, nes indoeuropiečiai skverbėsi ne tik į šiaurę, bet ir į pietus, o kartu ir su gamtos stichija. Žodžiu, su tais baisiaisiais ugnikalnių išsiveržimais, nes Santorinas viskas yra atkasta iš naujo, išvaduota iš vulkanų, iš vulkaninių uolienų. Tai jinai pradeda tyrinėti ir ten. Kartu jinai dar, žodžiu, panaudoja visą medžiagą, kuri jau iki jos buvo muziejuose. Ir atkurdama šitą deivės civilizaciją, ar dar kaip mes ją beivardintumėm, senosios Europos, jinai atlieka milžiniškus tyrinėjimus pietų, ypač Europos, centrinės Europos ir Amerikos muziejuose, kur tų figūrėlių buvo daug,
bet niekas į jas rimto dėmesio nebuvo atkreipęs, nes niekas nežinojo, kad čia gali būti tokia chronologija, ten joms 7 000 ar nuo mūsų dienų 9 000 metų. Na ir žodžiu, ir Gimbutienė pirmoji su jų chronologija, jų tipologija, jų tipus ir taip toliau, jų raidą ir taip toliau, žodžiu, grupuoja ir kartu daro įvairiausias išvadas. Tai vat senosios Europos tokia pabaiga, ta deivė su gyvatėm arba freskos, kur yra merginos ar moteris šokinėjančios per jaučius galvas. Ir žodžiu, jinai mato ir išvelgia greičiausiai iš tikrųjų kaip tokią ryškę senosios Europos kultūros palikimą. Na ir neišvengiamai, kadangi jinai tampa labai žinoma, tampa, žodžiu, Amerikos metų moterim ir taip toliau. Tuo metu formuojasi feministiniai judėjimai. Ir tuo labiau, kad New Age ir taip toliau, žodžiu, tokio moterų religinės įvairiausios grupuotės. Ir Marija Gimbutienė pati pateikusi šitas teorijas, jinai vis tiek pirmiausia žiūrėjo tai kaip į mokslą, bet kartu pradėta garbinti, na, gal buvo, sakykime, šiek tiek ir malonu, bet iš kitos pusės jinai nepriklausė ir jinai rašė, ir mes su ją, kai kalbėjom, jin sakė, niekada nebuvau feministė ir niekada nebuvau pagonė, koje lietuvių bendruomenė labai kaltino Amerikoje, ypatingai ten ta neapsišvietusioji dalis. Na, bet visada, na, jų turėjo daug pasiekėjų. Mums teko būti Airijoje konferencijoje, toj indoeuropiečių konferencijoje, kada mums pavyko nuvažiuoti, vėl galėsiu papasakoti įvairiausius nuotykius apie tą nuvažiavimą. Tai, žodžiu, 3 iš Lietuvos pavyko nuvažiuoti ir ten buvo virš 50 mokslininkų, kartu didelė šitos naujus religijos išpažinėjų komanda, atvykusius nusamdytų lėktuvu ir taip toliau. Ir Gimbutienė jau mes taip, nu, buvę dar tik praktiškai homo sovietikus, sovietinės sistemos pabaiga, ta konferencija, ir mums tai būdavo kai kas nuostabu, o Gimbutienė sakė, nu, aš nieko negaliu padaryti. Taigi žmonės, mes laisvajam pasaulyje, jos nusiperka lėktuvą ir jos atskrenda. Ir susimoka už dalyvavimo konferencijoje ir taip ją paremia. Kartu jom viskas čia labai įdomu, jos pamato mokslininkus, pasiklauso pranešimus ir taip toliau. Na, o kartu jos dar atliko, bent jau kai kurios grupės iš tikrųjų atliko jos gydymą, nes mums teko jau stebėti, kaip ji prarasdavo jėgas iki vidurio dienos, žiauriai sirgdama vėžiu. Tai vidury dienos įvykdavo tas tam tikras gydymas, nes Rimutė Rimantienė su ja vienam kambarį gyveno ir jinai atgaudavo tas jėgas ir paskui šitos moteris ir tos įvairiausios grupės palaikė ją. Na, tas toks garbinimas MG, Marija Gimbutas, reiškia jau verčia Maza Godes, motina deivė ir taip toliau. Žodžiu, toksai pasidaro, reiškia, na, svarbu neįkliūti, nesusidvejinti, nepasijusti kažkokio tokio tikėjimo ar kokią tą dalimi. Ir Gimbutienė niekada nesijautė, bet jinai niekada neatstumė. Jinai visus menininkus, kartais, na, labai, sakykime, kaip čia toks žodis neblogas, yra crazy. Tai įvairiausius menininkus jinai globojo, skatino jų tą kūrybiškumą ir taip toliau. Ir, žodžiu, pas ją namuose ko tik tai nebūdavo. Ir Džeinė Fonda, ir žodžiu, Amerikos viceprezidentai, ir su Onasiu šeima bendraudavo, o kartu bendravo su daugybė menininkų. Aišku, visada kviesdavosi ten padėkos dieną ir tas lietuvių bendruomenės ir taip toliau. Bet, žodžiu, maždaug nuo tų 70-ųjų metų pasirodo daugelis jos tų pagrindinių knygų ir iki 94 metų jau jinai
iki savo mirties, jinai jau yra iš tikrųjų pripažinta tos senosios Europos religijos žinovė, mitologijos žinovė, archeomitologinio metodo kūrėja, žodžiu, vėlgi tą turinti nepaprastą apibendrinamą dovaną. Ir čia ypatingai ta tokia taikios religijos, taikios visuomenės, tos paieškos, ypač tų visų moterų judėjimų daugybė, pasaulyje tų besikuriančių moterų judėjimo, buvo labai labai populiarios. Ir visada mokslo žmonės ir šiaip tie, kuriems rūpi gamta, taika ir taip toliau, visada teigia, kad iš tikrųjų, kad ta teorija yra puikiai ir galbūt mes galėtumėm iš tų senųjų visuomenių kažko pasimokyti, kad vėl Europa nenugrimstų į karus.